Labas vakaras. Jau rytoj visus pakviesime dalyvauti atliekų kultūros egzamine. Plačiau apie jį reportaže. Norint būti atsakingais žmonėmis ir sąmoningais vartotojais, dažnai iškyla klausimų, kaip teisingai rūšiuoti, kaip elgtis, kad savo veiksmais nekenktume žemėje, kurioje gyvename. Vieni esame tarsi vaikščiojančios atliekų kultūros enciklopedijos, o kiti stengiamės tokiais tapti. Kurį sąmoningumo lygmenį pasiekėte, galėsite pasitikrinti jau rytoj, balandžio 17 dieną nuo 9 iki 18 valandos dalyvaudami atliekų kultūros egzamine. Atliekų kultūros egzaminas vyksta jau 6 metai ir kiekvienais metais dalyvių skaičius visada didėja. Tai tikrai kviečiame visus prisijungti, išbandyti, pasižiūrėti. Už egzaminą tikrai nerašysime jokių balų. Tai galėsite pasižiūrėti, ką žinote, gal kur klystate, ar gal sužinosite kažko tai naujo. Teisingiausiai atsakiusieji pelnys apdovanojimus. Tai yra ne tik egzaminas, bet ir galimybė gauti prizų. Ir atitinkamai kviestume tikrai sudalyvauti, pagilinti žinias, o prizai yra susiję su tolimesne edukacija ir žinių gilinimu apie atliekų rūšiavimą. Tai tikrai kviečiu ir tos, kurie dalyvavo, ir naujai prisijungti, kad galėtumėm efektyviau rūšiuoti atliekas Lietuvoje. Atliekų kultūros egzamino pirmiausia laukia moksleiviai. Pasitikrini žinias, patikrina, ar saugus esi gamtai. Praeitais metais dalyvavau atliekų kultūros egzamine. Labai patiko ir buvo verta ir daug ką sužinojau ir tikiuosi, kad platinsiu savo žinias ir tikrai labai patiko ir dalyvausiu šiais metais dar kartą. Atliekų kultūra tampa gyvenimo būdu nuo egzamino klausimų sprendimo iki realių veiksmų apsaugant žemę, kurioje gyvename. Pasak lauko žygių organizatorių, atliekų kultūros egzaminas išties reikalingas. Atliekų kultūros mūsų žygiuose yra daug. Kiekviename žygyje stengiamės palikti gamtą tokią, kokią ją radom. Stebint mūsų dalyvius žygiuose, matom, kad vis dar reikia. Nors lyginant lietuvius, latvius ir lenkus, kur mes 3 šalyse organizuojam žygius, lietuviai turbūt yra daugiausiai išprusę šiuo atveju, bet vis dar stebim, kad tai yra reikalinga žmonės edukuoti ir toks egzaminas yra viena iš tokių priemonių. Regi žygeivių rytoj laukia įdomus laikas kartu. Anksčiau tai darydom kiekvienas atskirai, savarankiškai, o šiemet, manau, mesime kaip trenktūro komanda savo iššūkį ir laikysime egzaminą visi kartu bendrai. Taigi, jau rytoj nuo 9 iki 18 valandos kviečiame dalyvauti atliekų kultūros egzamine jums patogiu metu ir patogioje vietoje, ar mokykloje, ar namie, o gal lauke, bet kuriame Lietuvos kampelyje. Dalyvausim mes, dalyvaukit jūs! Šį vakarą viskas. Jei norite sužinoti daugiau, kviečiu jūs šeštadieniais 11 ryto įsijungti TV6 kanalą ir pasižiūrėti laidą Atliekų kultūra. O aš atsisveikinu su jumis linkėdama sėkmės rytoj sprendžiant egzamino klausimus.